Varžybos iš tikrųjų buvo ganėtinai sunkios. Komanda ganėtinai atsinaujinus, buvo sunku įsivažiuoti, pradėjom lyg ir gerai, paskui kažkur sustojom, bet gerai, kad antroji pusėje po trenerio nurodymų ir nurodyto plano gerai visai sujudėjom ir rezultatą matom, koks yra. Kodėl tokios bendrai nerezultatyvios rungtynės? Čia buvo kad pirmos? Taip įsivaizduoju, kad pirmos varžybos, dar yra ten biškai jaunesnių žaidėjų, gal kažkiek čia buvo taip, kad filmuoja, jaudinos dėl to, dar merginų atvažiavo Žalgirio šokėjų, gal tai kažkiek paveikė, bet šiaip tai gal ganėtinai neblogai gynėmės, aišku, visą laiką būna geriau, bet daug faktorių susidėjo. Kaip palaikymas šiandien apipilnės tokios tribūnos? Man, kaip šitą Olimpo žaidėjų, pirmas varžybos iš tikrųjų atmosfera nuostabi, bet tikėkime, kad su pergalėm ateis dar daugiau žmonių, palaikymas bus dar didesnis ir bus mums dar maloniau žaisti. Treneris minėjo, kad svarbu neiškrist, galbūt šiandien kitaip dėl tos rungtynės nuteikė jūs? Žinot, apetitas ateina bevalgant, tai žiūrėsim. Kaip sakoma, kai pradėsim sezoną, jis toks ir bus, tai tikėkime, kad viskas bus tvarkoj. Pačiam šiandien irgi tokios geros rungtynės, rezultatyvios visai, ne? Ne, bet vis tiek, komanda pasitikėjo, daug iš tikrųjų pramečiau, bet, ką žinau, sukrito kai kurie metimai. Gal varžovai biškai mažiau prižiūrėjo šiandien, bet, ką žinau, varžybos kaip varžybos iš tikrųjų. Kaip varžovų jauna komanda nustebino kažkuo? Jaunimas bėga, šoka, lipa per galvas. Jeigu toliau dirbs, treneris juos prižiūrės, manau, kažkas galėtų užaugti. Svarbu, kad nenueitų kažkur klystkeliais.